Galaxy Note 4, Samsung QHD ekrano atsakas LG G3 modeliui. Turim didžiulį 5,7 colio ekraną. Man jis nelabai patiko, kaip ir senieji Note, tai yra per didelis net ir mano rankom. Bet pagrindinis Note privalumas ir pranašumas yra S Pen, taigi aparatas turbūt ir yra pritaikytas naudoti daugiausia dviem rankom, vienoje laikant aparatą ir kitoje turint pieštuką. Pieštukas dabar yra dar jautresnis, tai yra piešia atitinkamo storumo arba ryškumo liniją priklausomai nuo paspaudimo stiprumo. Taip pat Samsungas įdegė įvairių gudrybių, tai yra, pavyzdžiui, laikydami pieštuką ant sumažintos nuotraukos galite ją padidinti, taip pat iškviesti meniu su papildomomis funkcijomis. Kita Note 4 naujiena yra atnaujinta kamera, tai žymiai šviesesnis objektyvas ir geresnė foto kokybė. Na čia vėl galite pastebėti, kaip man kliūna telefono naudojimas viena ranka, kai tiesiog pirštas netyčia liečia ekrano kraštą ir neįmanoma naudotis telefonu viena ranka. Taigi grįžtant prie kameros, telefonas gali fotografuoti super greitai ir nuotraukas jo ekrane atrodo labai neblogai. Vienintelis užkliuvęs dalykas, kad pati nuotrauka užsikrauna maža rezoliucija ir tik po kokios sekundės užsikrauna pilna rezoliucija. Tai turim ten tokį super procesorių ir atminties tiek, bet vis tiek nėra super sklandumo. Dar patiko atnaujinta kameros vartotojo sąsaja, tai žymiai mažiau funkcijų ir jomis naudotis tapo žymiai paprasčiau.